Sveiki, gerbiami klausytojai. Su jumis vėl sveikinasi tinklalaidė Kavinė Fantastiška. Tinklalaidė skirta fantastikos, mokslo ir kitokių įdomių dalykų susidūrimams. Ir tai paskutinioji tinklalaidės serija šiais metais. Paskutinė šiemet, todėl kiek kitokia. Nes šį kartą tinklalaidės vedėjai būsiu ne tik aš, Adomas Rutkauskas, bet ir kiti Kavinės Fantastiškos kūrėjai, kurie beje prisideda prie visų tinklalaidės serijų kūrimo, bet iki šiol nesėsdavo per mikrofoną. Taigi, šios laidos maratoną pradės Kastytis Zubovas, kuris kalbins visiems tikriausiai pažįstamą rašytoją Gintautą Ivanicką apie geriausias metų fantastinės knygas. Tada Valius Venskūnas, Delfi kino kritiko Dariaus Vaitukevičiaus teirausis apie geriausius fantastinius kino filmus. Apie geriausius fantastinius serialus su kritiku Algirdu Ivanavičiumi kalbės Pijus Krūminas. Na, o aš užbaigsiu šią tinklalaidę pokalbiu apie geriausius metų fantastinius kompiuterinius žaidimus su žaidimo apžvalgininku Artūru Rumencevu. Važiuojam! Taigi, pokalbio apžvalgos apie praėjusius 2024 metus dalis yra apie literatūrą. Ir čia mūsų svečias yra rašytojas fantastas Gintautas Ivanickas, kuris dar turbūt nesumeluosiu sakydamas, kad yra daugiausiai fantastikos per metus perskaitytantis lietuvis. Čia toks ginčytinas faktas, bet... Na, bet svarbu teikti drąsiai. Jo. Taigi, labas Gintas. Sveikas, Kastyti. Na tai iš karto ir užduosiu klausimą. Kokia tavo nuomonė tau labiausiai įstrigusią geriausią fantastiką šių metų pasaulyje? Nu, aš jau tave prieš pokalbį įspėjau, kad gerai nebus, kad aš griausiu visą pokalbio planą, nes iš tikrųjų nelabai seku aš taip, kad šviežiausia kažką tai pulti skaityti, ta prasme, ir aš pakankamai daug pasikartoju kažką ir senų būna per metus, ypač šiemet irgi buvo nemažai to, ką aš kartojausi, tai apie naujoves kažkok, aš net nežinau dabar, bijau sumeluoti, Sandersono slaptieji projektai šiemet išėjo, ar jau pernai, ar dar pernai? Manykim, kad šiemet. Jo, šiemet tada, tai gerai, tai tada iš šiemetinių, tikrai, kur šiemet pasirodžiusių knygų, tai galima, aišku, Sandersono tos 4 knygutės slaptųjų projektų paminėti. Jeigu kažką tai manęs paklaustų, ką iš jų būtent rekomenduoju ir kas man labiausiai įstrigo, tai turbūt vis dėlto aš apie Tes iš Smaragdinės jūros, taip turbūt reikėtų versti. Aš stengsiuosi vengti originalių pavadinimų, nes man angliškas tarimas yra truputėlį ne pats švariausias. Gerai, manau, kad susidomėjo klausytojai išsivers, o jeigu ne, tai komentaruose galėsim parašyti. Taip, tuo labiau, kad, bent jau pirmas žodis tes, jis ir angliškai taip pat atrodo. Tai va, o ką, žinau, dar bijau, kad ar galėsiu parekomenduoti ar ne, bet va tikrai šviežia knyga, kuri prieš 5 dienas pasirodė Lenkijoje tik tai prekyboj. Ir va dabar skaitau, tai yra Sapkovskio naujausia Raganiaus dalis. Tai yra Varnų sankryža, Kranklių gal sankryža reikėtų versti. Nu, čia toks mažesnis subtilumas, ta prasme. Bet vėlgi, kol kas apie ją labai drąsiai kalbėti negaliu, nes įveikęs kokį trečdalį esu. Skaitosi smagiai, tai yra tas pats Sapkovskis, bet bendrą vertinimą vis dėlto reikėtų, kada yra visas kūrinys, tu žinai, nuo ko prasidėjo, ko nusibaigė ir ką iš viso to gavai. Bet kuriuo atveju tai tikrai, nežinau, man yra Sapkovskis skaityti malonumas, nežinau, net jeigu jis ten tualeto bakelio naudojimo instrukciją parašytų. Gerai, o užsiminiai, kad neretai skaitydamasi pasikartoji ką nors ir taip pat skaitai įvairios klasikos, fantastikos. Kas iš šiemet skaitytų knygų tau įstrigo? Galbūt yra kas nors, kas būtent šiuo metu rezonuoja su tavim? Yra vienas dalykas, čia ir ta atitinka. Iš tikrųjų, kadangi vienas dalykas man reikėjo, dėl tam tikrų priežasčių, kurių kol kas neskleidinėsiu, bet reikėjo tą knygą pasikartot. Kitas dalykas, aš labai senai tą norėjau padaryti ir vis kažkaip privengdavau, nes turbūt pirmas iki aš vos ne prieš 20 metų ją esu skaitęs. Tai yra Stevensono Kryptonomikonas. Tai yra knyga, kurią aš, nežinau, galiu rekomenduoti bet kuriam skaitytojui, tam, kuris nekenčia fantastikos, drąsiai galiu rekomenduoti tą knygą, todėl kad tam tikrą prasme ten fantastikos praktiškai nėra. Ten
viskas taip yra, sakykime, bet tai ne vien tik fantastikos elementas, tai 19 amžiui pusės britų rašytojų romanų veiksmas vykdavo Ruritanijoje. Ta prasme, tai jie turėjo savo išgalvotą šalį, kurioje kas nori tas vyksta, žinai. Ten reikia perversmo kažkokio, važiuoja kažkoks britas, žinai, ten, supranti, ten vykdo perversmą, trukdo perversmą, nesmė, ta prasme. Tai buvo šalis, kurioje galėjo vykti kas tik nori, žinai. Tai Kriptonomikone taip pat yra šiek tiek išgalvota Okeanijos šalis, bet tas, ir yra vienas veikėjas, kuris tradiciškai, ta prasme, vos ne visose Stevensono romanuose pasirodo, ta prasme, Enochas Rotas. Tai jis ten yra, nežinau, nemirtingas, ilgamžis ar dar kažkas, bet tai absoliučiai neturi jokios įtakos siužeto, ir jeigu tu skaitai tik tai tą knygą, tai per daug net nesupranti, kad jis iš tikrųjų, ką tik kitoje knygoje prieš 300 metų veikia tas pats veikėjas. Tai va, tai todėl sakau, o tai yra toks miksas, nežinau, nuotykinio romano, istorinio romano, kadangi ten, Stevensonas apskritai, jisai garsėja tuo, kad, apie ką berašytų šitą temą įsigilina iki tiek ir jis pateikia tiek informacijos su skaitytojui, kad, tai yra tikrai intelektualiam, žingeidžiam skaitytojui tai yra lobis. Gerai, man atrodo, kaip tik yra mano neskaitytų knygų Kindle bibliotekoje, tai labai rekomenduoju. Pats tas bus sėsti ir skaityti. Gerai, pereikim dabar prie lokalios plotmės, tai yra Lietuvos ir lietuviškų fantastinių kūrinių, neapsiribodami knygomis, nes, knygų fantastinių lietuviai rašo, bet ne tiek ir daug, bet... Filmų dar mažiau sukuria. Taip, bet kalbant apie, tarkim, apsakymus ar kitą trumpąją formą, vis tiek vyko tavo organizuoti konkursai, Plitonikono konkursas, taip pat ir gal ir daugiau buvo. Ar iš jų kas nors šiemet būtent įvykusio įstrigo? Tai be abejo, kiekvienais metais įstringa, iš kiekvieno konkurso yra vis tiek vienas kitas čia gal net kukliai pasakyta, iš tikrųjų. Tas bendras lygis, kuris, jeigu man dabar jau sunku iš tikrųjų prisiminti, prieš kiek metų būdavo didžiulis nusivylimas. Nes jau kelinti metai paeiliui, iš tikrųjų, mes turime labai puikių darbų, tiek Litonikono konkursuose, tiek mano tose pikniko konkursuose, kur šiuo metu, kai rašinėjom 5, jau vyksta, ta prasme, tas konkursas ir dar yra planu iki 2024 metų pabaigos dar ir 6 prasukti. Ne, palauk, dabar vyksta 6. Vienu žodžiu, aš susimaišiau, kas nori, užsukite pikniko Kaukų draustinėje puslapį, pasižiūrėkite. Va, tai tikrai yra, ta prasme, ir man... Nekalbant apie tuos Litonikono konkursus, kur tikrai yra visų šitų, man labai smagu ir su šitais, kur pikniko pradėtais tais konkursais su miniatiūrom, nes ne todėl, kad, ta prasme, aš sugalvoju ir aš čia darau, ta prasme, rašau, tai ne, aš džiaugiuosi už mes. Ten iš tikrųjų yra didesnis iššūkis turbūt į mažesnę formą sugebėti vis dėlto sutalpinti taip, kad tu sugebėtum vis dėlto ir ekspoziciją duoti, ir vystymas, ir atomazgą kažkokią. Į tokios apimties kūrinėlį tai tikrai nėra lengva ir man smagu, kad žmonės su to susitvarko ir tikrai yra gerų kūrinių. Ar yra bendrų tendencijų, kurias pastebi fantastinėje literatūroje, nebūtinai čia Lietuvos, vėlgi einant prie pasaulinės, per pastaruosius, 5-10 metų? Nežinau, aš dabar tas toks labai ryškus posūkis iš bendroji sumoj, man bent jau susidaro toks įspūdis, stebint kažkiek tai naujienas, tegu jų ir neskaitant, bet vis tiek prasižiūri kas tai, apie ką tai. Labai pakankamai ryškus posūkis yra į Young Adult ir į tą vadinamą Rom Fantasy, sakykime. Ta prasme, tai yra literatūra, kuri, fantastika, kuri labiau orientuota į jaunimą vienas dalykas ir dalis tos fantastikos, kuri orientuota į jaunimą, orientuota į, nežinau, dabar nenoriu būti seksistas, bet vis dėlto turbūt į moterišką auditorijos pusę jaunąją labiau, ta prasme, nes, sutikim, kad
Vaikystėje dažniausiai berniukai žaidžia su šautuvais, mergaitės su lėlytėm. Nu, yra tas, ta prasme, ir skaitom berniukai tam dažniau, aš nesakau, kad tai taisyklė, bet berniukai dažniau čiups kokį Harry Harrisoną, plieninės žirkas nuotykius, o mergaitės nežinau, kas čia dabar trendė, kokia nors Sarah Maas, kas ten dar iš tų tokių yra, Libardugo ta pati, nors nėra jau taip labai jau, kad jos rom fantasy gal neišvadinčiau visiškai, bet į tą pusę yra posūkis. Ar tai reiškia, kad pastaruoju metu skaitytojų demografija labai keičiasi į tą pusę, kad skaito būtent jaunimas ir daugiau moteris nei vyrai? Niekad labai apie tai nemačiau, bet dabar, kai paklausiau, aš galvojau, kad skaito daugiau moteris negu vyrai, tai čia yra faktas ir taip yra visur. Ta prasme, aš kažkada mačiau kažkokį vos netinimą ar dar kažką, kad šiaip Lietuvoje iš skaitančių žmonių 80% yra moteris. Prieik prie bet kurio kiosko. Pasižiūrėk į žurnalus. Atkreip dėmesį, ta prasme, gerai, 2 skirti žvejybai, 15 mezgimui. Aš be abejo, ta prasme, hiperbolizuoju kažkiek, bet iš tikrųjų tu pamatysi, kad, žurnalų daugiau skirtų moterim, ta prasme. Lygiai tas pats yra ir su bet kuria literatūra. Bet kuris skaitytojų klubas pasižiūri, ta prasme, nekalbame ten, gal fantastikos mūsų klube ten nėra tokio ryškaus persvaros, ne? Bet šiaip, ten irgi tekia yra padalyvauti vienam kitam skaitytojų klube, praktiškai dauguma tikrai moteris. O dabar dėl to jaunėjimo aš turiu tokią hipotezę, sakykim, kad dėl to šiek tiek kalta Rowling. Kad ta prasme, daug vaikų auga vis dėlto ten šiek tiek vyresnė karta, jau vyresnė, aš galiu sakyti, ne mano karta, bet vis dėlto apie tai jaunesnis už mane skaitytojus kalbant, kažkiek vyresnė augo su knygom. Truputėlį jaunesnė augo su filmais. Ir tas davė tą skiepą to žanro kažkiek, tai ta prasme, nesibaidymas žodžio fantastika, nesibaidymas žodžio magija. Man atrodo, kad kažkiek tai bent jau tikrai tame nuopelno Poterio autoriai turi man duoti. Poteris, o tai gal tada ir Twilightas? Galim praleisti šitą temą. Gerai. Tai kągi, ačiū Gintautai už pasidalinimą mintimis, įžvalgomis ir rekomendacijomis. Tuo tarpu su Gintautu atsisveikiname ir tikrai su juo dar pasikalbėsime Kavinės fantastiškos eteryje kitais metais. Ačiū, kad pakvietėte, sudė. Taigi, dabar pasišnekėsim su Delfi kino apžvalgininku Dariumi Vojtukevičiu, kuris mums pakalbės apie 2024 metų geriausius fantastinius filmus. Dariau. Sveiki. Tai kokie filmai šiais metais tau labiausiai įstrigo, yra paminėtini ir kodėl? Iš tikrųjų metai buvo labai tokie, galima sakyti, nuobodus. Praeitais metais mes turėjom vieną didelį tokį reiškinį, Barbenheimeris, kuris pritraukė įvairių amžių, įvairių skonių žmonės į kino teatrus. Nes iš vienos pusės mes turėjom tokią, galim sakyti, vaikišką, bet kartu nevaikišką pasaką su fantasy elementais ir turėjom rimtą biografinį filmą apie labai rimtą temą. Ir taip, reiškinys tas labai milžiniškas buvo ir jisai gal netgi išgelbėjo kino teatrų vasarą, nes būtent vasaros metu didesnio tokio įvykio net nebuvo, o šiais metais aš kažkaip taip pasižiūrėjau, kas iš tokių filmų, buvo tokių įvykių, tai vienintelis filmas ir tai jisai labai, dviprasmiškai yra vertinamas tarp žiūrovų, tai yra Deadpoolas ir Wolverinas. Nes, pirmiausia, aš filmų laukiu, buvo mano laukiamiausias sąraše, nes pirmiausia pamatyti Hugh Jackmaną su Ryanu Reynoldsu viename filme ir pamatyti jų ikoniškus personažus, ypač jeigu skaitai komiksus ir matai, kaip jie ten vienas su kitu kovoja, kaip jie tą savo, beje, aktorių tą priešpriešą neva padarė. Čia, aš manau, marketinginis buvo ėjimas jau prieš 10 metų padarytas. Tiesiog, žmonės laukia, sulaukė ir filmus uždirbo 1,3 milijardo. Pasiteisino, bet tokių didesnių, gerai, ir dar Kopa antra dalis.
mano nuomonė čia šiaip geriausias šių metų filmas, kurį aš mačiau kino teatruose ir būtent kino teatruose, nes taip, yra platformos įvairiausias, bet vis tiek įspūdį gauti kino teatruose yra žymiai malonesnis dalykas. Ir iš kitos pusės Denisas Vilniovas, jisai yra labai kruopštus režisierius. Jisai matosi myli šią Franko Herberto sukurtą visatą ir jisai bandė detaliau, bet kartu ir įspūdingiau perteikti visą šitą pasaulį. Nes kai tu žiūri pirmą dalį, taip, tai yra toks įvadas, jisai galbūt net nuobodžiai atrodė ir antroje dalyje mes gaunam visą tai, dėl ko daug kas ir buvo susirinkę žiūrėti pirmą dalį, tai yra epa. Ir aš manau, kad tai yra tikrai gera ekranizacija. Taip, daug dalykų buvo neparodyta, nes visgi plati knyga ir plus galbūt netgi vizualiai sunku būtų tai įgyvendinti, bet labai džiugu, kad atsirado toks žmogus, kuriam patinka šitas reikalas ir jisai tikrai galėjo bent jau iš meilės knygai sukurti kažką ypatingo. 2 filmai gana skurdoka. Tai sakyk tada, ar yra daugiau kažko, ką galbūt klausytojams verta būtų vis dėlto pasižiūrėti, nors tai ir nėra aukščiausios prabos filmai. Čia aš pasakiau būtent tos pavadinimus dėl to, kad tai bent jau buvo kažkokie įvykiai. Tai buvo gerų filmų ir metai nebuvo jau tokie blogi, bet sakau, jie buvo nuobodus. Nebuvo taip, kad kažkas pasako kažkokį pavadinimą, o šitą būtinai reikia pamatyti. Kaip kažkada, čia 19 metais iki COVID, tais metais labai daug filmų užsidirbo virš $1 milijardų. Ir kai tu pasakai kažkokį pavadinimą, pavyzdžiui, nežinau, ten Avengers Endgame, o šitą reikia būtinai pamatyti kine, nežinau, ten The Lion King, kaip ir kultinio animacinio filmuko tą live action versiją, bet reikia pamatyti. Tai dabar tokio nebuvo, sakau, Kopa ir Deadpoolas su Wolverine man turbūt ryškiausia, jeigu kalbėti apie tą marketingą ir kad žmonės tikrai norėjo eiti į kino teatrą. Bet jeigu kalbėti apie kitus filmus, čia mes galime apie bet kokį žanrą kalbėti, ar tiesiog apie fantastiką? Na, fantastika. Podcastas yra apie fantastiką. Ok, nes man teko garbė pasižiūrėti keletą filmų, kurie Lietuvos kino teatruose bus rodomi tik kitais metais. Ir aš šito filmo galbūt nelaikyčiau fantastika, nes, reikia pirmiausia apibrėžti, kas yra fantastika, bet man siaubo filmai su fantastiniais elementais, tokiais antgamtiniais, yra labai priimtini. Ir šiais metais vienas iš laukiamiausių mano filmų, kurį Lietuvos žiūrovai pamatys tik nuo sausio 3 dienos, yra Nosferatu. Aš labai mėgstu seną versiją 22 metų, čia turbūt vienas baisiausių filmų, kokį teko matyti, nes pirma, kad filmas yra nebylus, jau tokią atmosferą sukuria ir kai tu pamatai tą grafą Orloką, Drakulos prototipą, tai tiesiog sėdi ir galvoju, blemba, nenorėčiau tokio sutikti. Tai išėjo nauja versija, Robertas Egersas ją sukūrė, šiaip labai talentingas žmogus, jisai buvo sukūręs ir Raganą 15 metų, tikrai geras siaubo filmas su tais tokiais, sakykime, ir antgamtiniais, ir kartu tokiais mitologiniais elementais. Jo filmas The Northman, ten Vikingas lietuviškai, man rodos, buvo išverstas, tai irgi man labai patiko, aš šiaip mėgstu istoriją, ten taip, aišku, buvo pateikta nemažai tokių, netikroviškų dalykų, bet iš tikrųjų čia turbūt vienas tikroviškiausių filmų apie vikingus, koks tik buvo sukurtas, nes nereikia pamiršti, kad kada gyvavo vikingai, tai iki mūsų dienų nelabai daug informacijos yra išsilaikiusios ir galim sakyti, tai Egersas tikrai puikus režisierius ir jo filmas Nosferatu man padarė labai gerą įspūdį vien dėl atmosferos ir vizualumo. Ta prasme, vizualiai tai yra tobulas filmas, tiek dekoracijos, tiek grimas, kostiumai, beje, labai geras įėjimas buvo padarytas reklamuojant šitą filmą, jog niekas niekur neparodė, kaip atrodo grafas Orlokas. Tu matai jo šešėlę, bet neparodo kaip, nes jis suvaidino Bilas Skarsgardas, aktorius, kuris buvo įkūnęs tą kultinį Pennywise'ą iš Stepheno Kingo knygos It, čia kaip tik dilogija buvo pasirodžiusi, tai Nosferatu tikrai nuostabus filmas ir rekomenduočiau pasižiūrėti būtent kine, nes kine yra sukuriama tokia, emocija, galim sakyti. O jeigu kalbėti apie bendrai tokius jau fantastinius filmus, man patiko Furiosa.
gal ne dėl siužeto, nes ir pirmam filme siužeto to nebuvo, iš taško A į tašką B važiuoja ir po to grįžta. Tai apie kokį mes ten galim kalbėti siužetą, bet pats filmas užbūrė savo pasaulį ir George'as Milleris, jisai sukūrė tikrai ypatingą reginį, kurį, kine įvertinti, pamenu, kaip 15 metais žiūrėjau, su draugu atėjau, nusipirkom kolus, popkorną kažkokį, užmiršom, kad tai turim, po filmo sako, blemba, reikės dabar suvalgyti. Tai Furiosas laukiau, gal tai netoks galingas filmas, koks buvo 15 metais, bet vizualiai jisai irgi išlaikė tą kartelę, aukštą kartelę, tai sakyčiau, kad Furiosa vertas dėmesio, bet nežinau, kaip jisai žiūrėtųsi man namuose, nes tai yra kino teatro skirtas filmas, tai vat, kai ten, nežinau, bus galimybė įvertinti namuose, tai galbūt mano įvertinimas truputį nusmuks, bet kol kas Furiosa man tikrai paliko gerą įspūdį. Dabar kalbant apie vieną, turbūt laukiamiausių šių metų filmų, tai yra Svetimas Romulas. Daug žmonių laukia šito filmo. Po to, ką Ridley Scottas, sakykime, padarė su franšizė, nes daug kas žvengia, tiesiog sako, senukas jau truputį išprotėjo. Ir dabar filmą surežisavo Fede Alvarezas berods. Ir tai yra puikus siaubo kino režisierius. Jisai moka dirbti su siaubo filmu kaip žanru ir žiūrint šitą naujausią dalį, tai aš pastebėjau, iš tikrųjų daug elementų buvo tokių, kad tu nežinai, kas įvyks. Tas jumpscare'as toks geras, iššoka ir tu sėdi, blemba, va čia gerai buvo. Ir plius matosi, kad tam žmogui, kaip ir sakiau apie Denisą Vilniovą, kad jam patinka Herberto sukurta visata, šitam žmogui patinka Svetimo visata, nes tiek duoklės atiduoti vieno filmo metu, tiek pirmam filmui, kurį surežisavo Ridley Scottas, tiek antram, kurį surežisavo Jamesas Cameronas, tikrai reikėjo įdėti daug pastangų ir jisai įdėjo. Ir man nuomonė, kad gavosi tikrai turbūt iš visų, jeigu žiūrėti į visą tą Svetimo franšizę, turbūt man būtų trečioje vietoje šitas filmas iš visos franšizės. Po, aišku, pirmos, antros, čia būtų trečias variantas. Dar iš fantastinių filmų, kiek matau, mes čia kaip tik kalbėjom su tavim apie tai, ką galima laikyti fantastika. Ir vienas filmas Pilietinis karas, Civil War, tokia alternatyvi istorija, alternatyvi, nežinau, fantastinė istorija turbūt, nes filmas pasakoja apie tai, kaip Amerika jau ten miršta, galim sakyti, nuo pilietinio karo, ten vyksta baisus dalykai. Ir šitas filmas man galbūt patiko dėl to, jog galimai tokią ateitį mes kada nors galėsim turėti. Nes nežinia, ta prasme, žiūrint, kas laimė prezidentų rinkimus, kas buvo 21 metais, ten, ar 20, nepamenu, kur Kapitolijos šturmas buvo, tai vat panašus dalykai yra pavaizduoti čia. Tai šitas filmas Pilietinis karas plus Studija 24, jie mėgsta tokius eksperimentinius filmus ir su tokiom, galim sakyti, nekeistom, bet labiau tokiam provokuojančiam temom ir jie susiduroja su to tikrai labai gerai. Tai vat Pilietinis karas man tikrai patiko. Jeigu kalbėti apie veiksmo kiną, kuris turi fantastinius elementus, tai labai mėgstu tokius filmus, kurie turi dar ir komiškus elementus. Ir filmas Kaskadininkas, The Fall Guy, su Ryanu Goslingu man šiais metais irgi patiko, ypač kine žiūrėti, prisižvengiau ir pasižiūrėjau ten. Realiai dėl ko filmas yra geras, kad jisai atiduoda duoklę kaskadininkams, nes kaskadininkai atlieka vienus, galim sakyti, sudėtingiausių ir kartu pavojingiausių dalykų kino industrijoje. Ir kaip ir buvau sakęs tau čia už kadro, kad turėtų būti įvesta Oskaruose nominacija kaskadininkams, nes tikrai tie žmonės padaro stebuklus. Ir ką mes matome, galvojam, kad tai aktorius toks, iš tikrųjų tai žmogus, kuris rizikuoja savo gyvybę. Tai galim sakyti, kad The Fall Guy tikrai geras filmas, gerai pramogai. Taip, jisai, neturi, galim sakyti, ten mega istorijos, bet jisai tiesiog yra labai smagus. Dar iš fantastinio, beje, animacija tai irgi galima laikyti fantastinė. Tai filmas Laukinukė Rose, The Wild Robot. Vienas geriausių apskritai šiais metais pasirodžiusių animacinių filmų ir ten su mokslinė fantastika susiję dalykai, visgi robotas, technologijos ir kartu filmas nešantis gerą žinutę, nes ten kalbama apie tai, kaip išsaugoti mišką, kaip išsaugoti gyvūnus, nes nepamirškime, kad dabar žmonės dar labiau sužvėrėja ir kas yra tikras žvėris, žmogus ar gyvūnas. Aš manau, kad žmogus, atsižvelgus į tam tikrų žmonių poelgius. Tai va, Laukinukė Rosa irgi padarė
gerą įspūdį iš tokių dar kelių fantastinių filmų, tai turbūt Tylos zona pirmoji diena, A Quiet Place, Day One. Na, iš tokių filmų, sakyčiau, visai smagus filmas prieš istoriją. Aišku, neturi gal tokį šarmą kaip pirma dalis, nes ten realiai tu nežinai, kas bus. Ir reikėjo sėdėti tyliai. Aš pamenu netgi kino teatre, kai pirmą dalį žiūrėjom, tai žmonės, kurie paėmė popkornus ir rodo kažkokią tylę sceną, tai matosi sėdi, laukia, kad būtų kažkokio veiksmo, kad tik tada suvalgyti tą popkorną, kad kitiems netrukdytų. Tai va, dar čia dabar beje neseniai kinuose pasirodė filmas Wicked arba Piktoji, pirma dalis, tai irgi prie fantastinis musicals su fantasy elementais arba fantasy elementus turintis fantastinis, nežinau, ten kažkoks nuotykių pasakojimas. Tai irgi, kas mėgsta musicalus, galima nueiti, bet realiai, jeigu taip jau kalbėti, tai su fantastika yra šiais metais, na, nėra labai gerai, nes nėra labai daug tų releazų, ypač kurios rodo kino teatrai, daug kas persikelia į platformas ir į serialų formatą. Nes serialų formatas ganėtinai neblogas variantas kai kuriems fantastiniams projektams. Tas pats Bunkeris, Silo ir panašiai irgi antrą sezoną dabar pasirodė visai geras. Tai tikrai, tai galima sakyti, kad tokie plius minus mano akimis buvo metai kino teatruose ir netgi, jeigu galiu dabar pasakyti tą dalyką, parodėm gruodžio mėnesį, antrą kartą beje šiais metais kino teatruose filmą Tarp žvaigždžių, Nolano Interstellar, ir į šitą filmą rekordiniai žmonių skaičiai atėjo, ta prasme virš 2000 žmonių sudalyvavo mūsų seanse, kurį darėm vieno vakaro metu, kaip tik pirmadienį, gruodžio 16 dieną. Ir ką tai rodo? Tai rodo, jog žmonės pasilgo fantastikos, geros fantastikos ir jie netgi yra pasiryžę mokėti pinigus, kad pasižiūrėti gerą fantastinį filmą, net kai jeigu jam jau 10 metų. Tai taip, fantastinis žanras yra geidžiamas, tai gaila, kad jisai nėra toks, galima sakyti, Holivude turbūt populiarus, kad kurtų tokius gerus filmus. Aišku, ne vien Hollywoodas, kuri ten Azijos rinka yra nemaža, bet kartais azijietiški filmai, tai, nežinau, čia, ką reikia pavartoti, kad juos suprasti ir juos nykti. Tai va. Taip, dėkui Dariui. Na, o iš tam tikrų jo replikų galima pastebėti, kad mes dar su juo susitiksime ateinančiais metais ir pakalbėsime apie tai, kasgi vis dėlto vyksta su fantastiniu kinu ir ko galima iš jo tikėtis. Sveiki, kavinės fantastiškos klausytojai. Tęsime šią šventinę laidą su praėjusiu metu apžvalga ir labai džiaugiuosi galėdamas pristatyti mūsų serialų šienautoją, tai yra auksinių dalgio apdovanojimus kas metus teikiantį Algirdą Ivanavičių. Ir taip, turbūt pasižiūrinti daugiau serialų per metus, negu yra dienų tose pačiose metuose. Tai sveikas, Algirdai. Sveikas, Pijau. Ačiū, kad pakvietėt. Malonu prisijungti. Tai taip, manau, kad turėsime vėliau šiek tiek ir ilgesnį pokalbį apie fantastinius serialus, o šį kartą norėčiau pakalbėti apie šios metus. Tai yra, kas įstrigo, kokie fantastiniai serialai būtent pasirodė 2024-aisiais įstrigo labiausiai. Taip, tai kaip pirmiausia parašiai ir pakvietei, tai negalvojau, kad aš tiek tų fantastinių serialų daug žiūriu, bet po to pasižiūrėjau, kad visai susirinko jų. Taip, tai aš išskaidžiau į tokias 3 kategorijas. Tai viena kategorija debiutai, tai tie serialai, kurie šiemet išėjo ir įstrigo labiausiai. Tada keli, kurių išėjo nauji sezonai ir manau, kad verta apie juos pakalbėti. Ir dar yra keli, kurių nespėjau pažiūrėti, arba sezonai, arba naujienos. Bet vis tiek galbūt paminėsiu, jeigu spėsim į laiką, tai mane prižiūrėk šito klausimu. Tai gal nuo debiutų pradedam, tada aš galvoju. Žinoma. Jo, gerai, tai išskirčiau galbūt, šiuo atveju paminėsiu ne tai, kad prasčiausių, bet iš Star Warsų serijos, tai Disney Plus, tenais jų jau yra gyvas galas, sakyčiau, tų serialų prileista. Ten gal, sakyčiau, Mandalorian man labiausiai patiko, arba The Book of Boba Fett. Tai šitie buvo įdomiausi. Ten vieni gal labiau pasisekė, kiti mažiau pasisekė. Tai išėjo šiais metais The Acolyte, naujas serialas apie dvynės, tokias, kurios irgi gali
jėgą, galę, kaip lietuviškai. Galia, turbūt. Galia. E, Aš žinau, kad per šitą filmą Spaceballs iš Švarcų vadino. Okay. Tai va, tai jos irgi ją kažkiek valdyti gali. Ir, tenais kaip jų gyvenimas įsiskyrė, susiklostė, viena atsidūrė, sakykime, vienoj pusėje, kita kitoj pusėje. Ir tenais ir tokia tamsesnė, sakykime, gal ir džedajų pusėje yra parodoma. Ir kas man patinka, kad, apskritai, šiandien, kai kalbėsim, gal ir kitoj laidoj, ką kalbėsim, tai man patinka, kai tos linijos nėra tik tai juoda balta, kad tik tai gera ir bloga, ir kai viskas persidengia ir atsiranda daug daugiau pilkos, ir tu gali sunkiau pasakyti, kas yra geriečiai, kas yra blogiečiai, kai tu geriau supranti personažų motivacijas ir taip toliau. Tai va, manau, kad šitas serialas vien iš šitos pusės yra vykęs, kad gan gerai šita tema yra išvystoma ir kad, ne visi yra pūkuoti ir geriečiai ir taip toliau. Tai tas man patiko. Tai va, tai tiek apie šitą. Tada kita naujiena. Amazon Prime išėjo. Tai Fallout serialas, kuris pagal žaidimą pastatytas. Gal žiūrėjai? Ar... Ne, tiesą sakant, taip ir šiemet, aš šiemet apie serialus šiemetinius neturiu teisės komentuoti daug. Ok, tai šitą aš irgi palyginus neseniai pasižiūrėjau, kas labai gerai, nes vis daugiau šiaip subscriptionų prieinama skirtingų platformų mum jau ir Lietuvoje. Tai su šitu yra, tai kaip ir minėjau, pagal žaidimą pastatytas, aš žaidimo pats kaip ir nežaidžiau, gal ten tik tai kažkokį adaptaciją mobailo. Tai... Bet irgi toksai postapokaliptinis pasaulis, ten gal žmonijos istorija biškai kitaip išsiskyrus, nes ten atrodo kaip ten daugmaž kokia Kubos krizė pradžia arba premisas, bet iš tikrųjų tai ten yra 2050 kažkelintieji metai ir prasideda branduolinis karas ir ten dalis žmonijos lieka, spėja pasislėpti tokiuose voltuose, saugyklose po žeme išgyventi, kita žmonijos dalis liko ant žemės ir tenais išsivysto naujos ir gyvybės formas ir tie žmonės ten į visokias sektas pavirsta taip toliau. Ir iš esmės ten toksai kaip, nežinau, kaip karas toliau vystosi ir tos skirtingos grupės tarpusavyje bando išgyventi, vienas dalykas, bet irgi turi savų interesų ir bando pasiekti savo tikslų. Tai irgi manau, kad gana sėkminga žaidimo adaptacija į serialą. Tikrai buvo įdomu, aš sakau, žaidimą nebuvau žaidęs, nemanau, kad ten gal šiuo atveju yra siužetas taip stipriai ir tiksliai atkartojamas, kaip, tarkim, imtume The Last of Us. Bet jo, ir aktoriai geri, ir pastatymas geras, ir efektai, sakyčiau, geri, viską tave papildo. Ar yra tų juokingų momentų, nes ten žaidime tai tokių ironiškų juodo humoro tikrai jo, yra. Ir sakau, ir aktoriai neblogai parinkti, kurie gali deliverinti. Gal neatsiminčiau, kad kvatočiau tai, bet visko yra. Po branduolinio karo turbūt kvatoti sudėtinga gali būti. O kas belieka, gali ir taip žiūrėti. Ok, ir tada trečias debiutas, dar turėsiu dar vieną kaip ir, bet jį į atskirą kategoriją dar nukišau. Tai yra Three Body Problem, tai pagal knygą kino autoriaus, knygos aš neskaičiau, gal tu skaitai? Taip. Skaitai, ok. O serialo? Ne, dar. Tai šitas, mano nuomonė, iš šitų trijų, ką aš išvardinau, tai geriausias serialas. Serialo kūrėjai yra David Benioff ir D.B. Weiss, kurie Game of Thrones kūrė. Tai kad jie... Tai ar pabaiga bus tokia pat kaip Game of Thrones ar biški? Tai aš labai tikiuosi, kad vien dėl to, kad jie turi source material iki galo, vis dar kur Winds of Winter mes laukiam ir neturim. Tai manau, kad tas jiem labai pagadino su Game of Thrones kūrimu, bet čia šiaip labai kokybiškai padaryta ir biudžetas matosi didelis, ir aktoriai geri, ir tikrai yra įspūdingų ir šokiruojančių gal epizodų ir to nenuspėjamumo būtent ir norėjau pasakyti, yra gana daug. Premisas irgi ten gal per daug neišduosiu, kad, iš esmės užmesgamas kontaktas su ateiviais, taip pasakykim, ir gal labiau siužetas, ten pernelyg giliai spoilinimą neinant, tai yra apie tai, kaip, dalis žmonijos vienaip jų laukia, kitaip jų laukia ir, irgi vyksta skilimas ir kaip bandoma, ko tikisi žmonės iš tų ateivių, iš to kontakto ir kaip vienam variantui ruošiasi kitam ir taip toliau. Tai
Bet daug tokių, sakyčiau, ir vizualiai gražių sprendimų yra padarytų ir, kaip minėjau, man vienas turbūt yra geriausių bruožų serialuose, jeigu yra kažkoks nenuspėjamumas. Tai šitas, kad aš siužeto negaliu nuspėti ir kad aš nežinau, kas bus kitam žingsniui, tai man labai padeda. Aišku, tu gal kai knygas skaitęs, tai tau bus kitom akim bet kuriuo atveju žiūrėsi. Bet čia tas nenuspėjimas, ne tas, kur tiesiog niekas neaišku ir po to pasako, žinau, čia buvo praeitis, o dabar ateitis per vidurį, bet tas normalus, kur... Jo, nėra čia tas Deus ex machina. Kur ne tai, kad po darbo vakare nori ramiai pažiūrėti, po to negalėt narplioti, nes ten viskas narpliuosi ir tik tai stresas ima. Ne. O kas kaip pavyzdys to būtų? Dark koksai? Jo, Westworldas, tas ir tas, pažiūrėjau, kur ten šokinėjom, ypač aš pirmą sezoną tik mačiau, bet žinai. Taip. Westworldo gal pirmas sezonas man yra geriausias, sakyčiau. Ir jisai mažiausiai komplikuotas iš tikrųjų. Tai reiškia gerai. Pauzę palaikysim ilgiau ant šitą. Gerai. Jo, tai su šitu manau paprašiau. Tikrai nėra sudėtinga followinti. Aš manau, kad gerai vysto siužetą ir ten, jeigu apie Witcherį kalbėtume kokį, kur ten yra tragiškai visas siužetas sudėliotas ir bandyti suvokti, jeigu tu nepažįsti pasaulio, ten yra košmaras, kas vyksta. Tai čia viskas tvarkoja. Tikrai manau, kad puikiai adaptuota šitą vietą. Tai va. O šiaip iš tų, kas besitęsiančių, ne, čia yra tos naujienos ir kas iš tų besitęsiančių fantastinių serialų šiemet taip, stipriai pasirodė, ne, stiprus sezonai. Nežinau, kiek komiksais domiesi. Šiek tiek. Ar teko matyti What If? Ne, What If neteko. Aš tai pasirodys, kad nieko nemačiau, bet... Tai šiaip šitas turbūt mažiausiai populiarus iš visų Marvel turbūt tos visatos serialų, nes jis yra pieštinis, visų pirma, tas prisideda. Bet iš esmės ir man pirmas sezonas patiko labiau, bet ir antras yra geras. Tai What If labai panašu iš to, ką... Labai panašu iš to, ką tu girdi, kad kas būtų, jeigu tas personažas, tam tikroje situacijoje būtų, tai nutikę ne vienam personažui, o kitam. Ten, pavyzdžiui, jeigu Captain America būtų buvęs ne vyras, o ta Peggy, Agent Carter būtų pavirtus Captain America. Ir kaip iš to išsivysto situacija, tai pavyzdžiui, pirmas sezonas irgi buvo vystomas apie tai, kad, kaip būtų nutikę tenais 10 skirtingų serijų ir po to viskas susiejo į vieną. Tai aš kadangi mėgstu visą tą žanrą ir tenais jie, manau, gan įdomias tas istorijas sudėlioja. Tai šitas irgi, manyčiau, antras sezonas irgi vykęs, gal ne toks įsimintinas kaip pirmas, bet neblogas. Taip, tada kas dar patiko, The Boys 5 sezonas, ar teko The Boys žiūrėti? 4 tai, bet paskutinėje dar nespėjau. Jo, aš manyčiau, kad ankstesni sezonai buvo geresni. Manau, kad jam reiktų save gal biškį reinventinti, ar kaip pasakyti. Tenais ir internete mačiau tokių atsiliepimų iš esmės, kad yra nemažai to, kad ten daug keiksmažodžių, iš to bandoma juoką išlaužti ar kažką ir ten kraujo ir panašiai. Tai nebuvo gal toks įdomus sezonas, bet vis dar žiūrima, aš tikiuosi, kad jie jau pradės gal sukti pabaigos link ar kažko tokio. Bet jeigu kalbam apie komiksus ir superherojų serialus, tai man labai patiko Umbrella Academy, 4 sezonas, jie pagaliau užbaigė savo istoriją ir manau, kad labai gražiai užrišo visą istoriją. Ir 4 sezonas puikiai susižiūrėjo, įdomią tematiką turėjo, tai aš labai patenkintas, kad jie ir sustojo tai vietoj, nebandė tęsti toliau. Tai va. Nežinau, ar minėti Žiedų valdovo antrą sezoną ar ne, aš turiu labai nekokią nuomonę apie jį. Tai... Galima minėti ir nekokias nuomonės visada smagu girdėti. Jo, tai ką pasakysiu gero, tai man tikrai patinka, kaip Gandalfo yra storyline'as vystomas, ar žiūrėjai ar ne, dar nežiūrėjai. Gerai, tai irgi nenoriu gal per daug suspoilinti, bet... Aš čia kaip tas sarginis šuo, būtent, kad spoilerių nebūtų. Gerai, tai tu mane stabdyk, jeigu bijai kažkada, kad kažką pasakysiu, bet, manau, gal didžiausias yra nepasitenkinimas tuo serialu, kad vaidyba yra prasta, bet aš manau, vaidyba iš dalies prasta, kad yra blogai parašytas serialas ir scenos yra tikrai nereikalingų ir neprasmingų ir kas kartais, man reikėjo kentėti, nes tam tikros vietos tikrai buvo neįdomios, bet, yra tam tikri storyline'ai, kuriuos nori sekti ir
kadangi aš tik tai Žiedų valdovo knygą skaičiau ir Hobbitą, aišku. Silmariliono man nepavyko perskaityti, tai man įdomu, kaip tas viskas susiveda į pilną istoriją, bet ne viską tikrai išpildo gerai ir aš po pirmo sezono labiau entuziastingas jaučiausi. Tai va. Tai gal tiek, nesitęsiu apie šitą ir noriu dar kažką paklausti. Ja, iš tikrųjų, aš galvoju, kas apskritai, gal net ne kaip blogiausias, ne kaip geriausias, bet ir buvo kažkas, kas apskritai pasirodė kaip išskirtinis kažkoks dalykas, kad gal, sakau, nebūtinai geriausia, nebūtinai blogiausia, o kažkas kitokio negu... Kažkas kitokio. Porą dalykų tokių kaip kitokių pasižymėjau. Tai yra toksai irgi komedija, Disney Plus Extraordinary vadinasi. Irgi superherojai, bet jie tokį gyvena kasdienį gyvenimą. Man rodos, jie Dubline ar kažkur veiksmas sukasi, arba UK salose kažkokia, bet man rodos aktorė pagrindinė airė pagal akcentas, tai taip skambėtų. Bet ten tiesiog tokios lengvos kasdieniškos situacijos, jie ten gyvena. Tenais iš esmės premisas toksai, kad žmonės sulaukia pilnametystės, gauna kažkokią supergalią, o pagrindinė veikėja savo supergalios negavo. Ir kaip jai sekasi gyventi tam pasaulyje. Tokių daug juokingų, smagių situacijų, toksai lengvam žiūrėjimai, o ne tikrai nesunkus serialas. Ir, mano turbūt mėgstamiausias šių metų serialas, tai buvo Chaos. Tik tai su juo yra viena problema, iškart kurią pasakysiu, kad Netflixas jį nukencelino. Klasika. Jo, tai čia labai brangus serialas buvo ir aš įsivaizduoju, kad pagrindė dėl to jį nukencelino, kad kainavo jis labai brangiai, surinktas labai brangus castas, turbūt ir režisieriai, writeriai brangus surinkti, nes ir labai stilingas, ir kaip nufilmuota, ir kokie jau aktoriai, minėjau, surinkti. Tai, sakau, man labai patiko, nes iš esmės tai ten yra paimta graikų mitologija ir į šias dienas patikta. Tai turim Dzeusą, Dzeusą vaidina Dželfas Goldblumas ir jisai visiškai tobulai tinka tai roliai, atrodo, nes jisai toksai paranoikas, toks biškiai išsiblaškęs, gal taip sakykim, bet esmė ten yra, kad viskas sukasi aplink pranašystę, kad a wrinkle appears, atsiranda kažkokia raukšlė, Dzeusas pamato, kad pas jį atsiranda raukšlė ir jisai pradeda dėl to pergyventi ir kad kažkas nutinka šeimai ir chaos reigns. Tai jis kaip ta pranašystė išsivysto visame šitame pasaulyje, tai manau, kad labai sėkmingai šita adaptacija buvo padaryta, nes labai panašų dalyką bandė daryti prieš kelis metus, buvo skandinaviškas serialas norvegų, Ragnarok vadinosi, tai tik tai ten, aišku, skandinavų dievai, bet ten dienos gale teenage drama. Tai nėra visi šitie skandinavų ir graikų dievai kind of teenage drama tiesiog? Ne, ten turiu omeny, kam skirtas auditorijai, sakyčiau, kad biškiai. Jo, tenais yra apie paauglius, tie skandinavai dar. Ir man tas atrodė labai promising, bet dienos gale nusibodo, o šitas buvo labai, sakau, sėkmingai statomas, tai gaila, kad turbūt nesurinko pakankamai auditorijos ir buvo Netflixo nukatintas, nes aš pabaigiau žiūrėti, po 15 minučių perskaitau, kad nukencelintas serialas. Ir tada dar vienas klausimas, kalbant būtent apie šios metus, tai bendrai yra kažkokios tendencijos pokyčių, nežinau, tematikoje, pristatyme, pateikime serialų, fantastinių dar kažko, ką išskirtum? Aš gal ką išskirčiau, kas yra įdomu ir kas, manau, sėkmingai veikia, tai jau gan dažnai žaidimai tampa source materialų serialams ir tikrai turėjom sėkmingų pavyzdžių The Last of Us, kuris, paėmė žaidimą, tai jeigu žaidimas 10 iš 10, tai man serialas buvo dar iki 11 atsukta. Tai ten tiesiog, smulkės detalės kažkiek geriau uždirbo ir iš to pakėlė. Tai Arcane, dabar antras sezonas išėjo, aš dar nežiūrėjau, bet irgi aš LoL'o nežaidžiau, bet iš esmės LoL'o pasaulį paėmė ir pagal tai pastatė ir kiek girdėjau apie antrą sezono atsiliepimai dar geresni. Tai visas šitas puikiai eina ir Fallout'ą jau minėjau prieš tai. Tai čia įdomu, kad tiesiog skirtingos medijos gal tampa galimybėm sukurti naujus siužetus ir taip toliau. Ar kažkas daugiau? Tikiuosi, kad Marvel su savo multiverse pagaliau užvers paskutinį lapą, nes tikriausiai
matys, kad nelabai pavykęs projektas ir ten tik tai gal keli dalykai gavosi gerai. Ir tai aš tikiuosi, kad superherojų jau pasikeis tą arką, kur vystosi. Tai tokių gal iš manęs būtų pastebėjimų. Na ir irgi su serialais, jau ką minėjau, kad Netflixas toksai jautresnis pasidarė. Anksčiau labiau komitindavo į ilgesnį laiką, kiek serialui duoda laiko pasisekti. Nes, Free Body Problem, jisai puikiai hitino ir gal netoks brangus, nežinau, aš tiksliai pasakysiu. Manau, kad ne tiek brangiai kainavo gal kiek Chaos, bet matosi, kad vieną pratęsė kitam sezonui, o kitą nukatino. Tai sakant, išsitraukė savo dalgį ir užbaigė. Tai dėkui, Algirdai, už šių metų serialą, dėkui visiems klausytojams. Na ir dar vienas mūsų tinklalaidės segmentas – geriausi metų žaidimai. Ir juos mums šį kartą padės identifikuoti, arba bent jau savo nuomonę apie geriausius metų žaidimus išreikš, žaidimų kritikas, žmogus žaidimas, Artūras Rumencevas. Sveiki. Artūrai, kaip pasakytum, kokie tau buvo, tarkim, 5 arba daugiau ar mažiau savo nuožiūrą, kokie buvo geriausi šių metų žaidimai? Tai šiais metais taip jau sutapo, kad teko žaisti nemažai visokių remasterių. Tai net nežinau, ar sąžininkai skaityti, kad jie yra šių metų žaidimai, o kiti žaidimai, kuriuos aš žaidžiau, buvo iš tikrųjų iš seniau. Galbūt dėl to, kad šiaip emociškai sunkesni metai ir labiau norėjusi būti komforto zonos ribose. Bet iš to, ką žaidžiau šviežaus ir vis tiek galbūt reiktų atsispirti šiek tiek nuo fantastikos. Ne? Taip, nes yra kavinė fantastiška. Taip. Tai vienas žaidimų, kurį tikrai rekomenduočiau, jis išėjo metų pradžiai, Dragon's Dogma 2. Aš esu ir jo apžvalgą parašęs. Jeigu trumpai, kas yra per žaidimas, žanras? Jo, tai Dragon's Dogma 2 yra fantasy viduramžiškos fantasy tematikos nuotykis, kuris iš tikrųjų išsiskiria galbūt savo valdymu, tai kaip yra valdomas veikėjas, ypač kombate ir pačiom mechanikom. Tai iš tikrųjų yra labiau žaidimas kaip RPG sesija. Arčiau to žaidimas turi gerą, vidutiniškai gerą istoriją ir neblogai ta istorija yra papasakota, turi pasaulio kažkokią tai konstrukciją, bet realiai tai tu pats turi būti labiau savęs game masteris ir kiekviena kelionė, kai tu išeini iš kaimo link ten, kur tau reikia eiti, yra savotiškas pasakojimas. Turėjau tikrai didelę pagundą tiesiog pabandyti pavesti dienoraštį nuo pirmo asmens. Labai retas žaidimas man tą padaro. Nuo World of Warcraft laikų, tai čia turbūt bus nedaug žaidimų, kurie turėjo tokią pačią įtaką. Tai... O visiškai nežinotėms, tai čia koks žanras, RPG? Tai yra RPG žanras, bet jisai turi tam tikrų įdomių mechaninių idėjų tame tarpe, tarkim, tu turi palydovą, tai tu jų turi daugiau negu vieną, turi vieną savo, du tu turi pasisamdyti iš kitų žaidėjų. Tai yra tokia, dėl to tavo partija susiformuoja ir ten yra įdomių įvykių komunikacijų tarp tų veikėjų, kuriuos tu pasikvieti. Jo, ir jisai yra dar šioks toks, ir mindfuckas tarsi, nes pati žaidimo istorija yra apie tai, kad pasaulyje, kai atsiranda drakonas, turi atsirasti ir atsiranda tuo pačiu metu ir Arisen didvyris, kuris jį būtinai nugalės. Tu esi tas Arisen. Ir kai pradėjau žaisti antrą dalį, buvo toksai, o tai aš praleidau gal tą momentą, kai jie pasakė, kad čia remasteris yra pirmos dalies, nes viskas vienodai. Nuo kažkurio momento jau pradeda skirtis stipriai, aišku, įvykiai ir tada turbūt labiausiai įsitraukia, jis tikrai pasidaro įdomus ir geras, žaidusiam pirmą dalį. Bet jisai būtent yra apie tą cikliškumą pasaulio, kad ciklai nuolatos kartojasi, tarsi klasikinis fantasy, bet iš tikrųjų labai, labai paliečia tą ir simuliuoto pasaulio teoriją. O palyginant su kitais žaidimas, į ką jis būtų panašus, kad galima būtų įsivaizduoti? Į nieką, galima kažkiek tai lyginti su Souls-like garsiaisiais žaidimais, ypatingai pagal production values kampą, bet būtent tas nėra į jį panašo žaidimo, nėra žaidimo kito, gal ir yra, bet aš nežaidžiau, kur jeigu yra Grifinas, kurį tu turi įveikti, tai jisai, kai atskrenda, jis yra milžiniškas, tu turi pasigauti, yra
yra mygtukas, kurio tu gali pakelti akmenį nuo žemės. Tas pats mygtukas tau leidžia įsikabinti į trolio koją arba į grifino uodegą ir ropoti, užsilipti ant kūno ir tada jį ten badyti ar daužyti ar deginti ar ką tu nori daryti su juo. Pati ta kova kiekvieną kartą yra beproto įdomi. Būtent dėl to, kad tie milžiniški veikėjai, jie turi būti įveikti ne taip kaip Witcher'e, ne taip kaip kituose žaidimuose, dodžinant, sukiojantis į šonus. Tai yra kažkaip kitaip. Aš nežinau, iš tikrųjų, vienas iš sunkiausiai perteikimų žaidimų. Aš tiesiog siūlau paimti ir pažaisti. Labai teisingai, turbūt geriausias pasiūlymas. Taip, toliau numeris 2. Numeris 2. Gerai, sakykime, taip lengvesnio turinio mėgėjam. Šiaip tiesiog, kadangi šiemet išėjo 2 tokie žaidimai. Aš turiu juos paminėti, nes tu nori, kad aš apie geriausią šnekėčiau, tai aš juos turiu paminėti, nes jie labai buvo abudu šiltai sutikti Lietuvoje, tai Black Myth Wukong ir Stellar Blade. Abudu noriu sudėti į vieną grupę, dėl to, kad abudu jie yra iš Azijos ir, kaip sakyti, infusinti Azijos kultūros, tame tarp ir modernios Azijos kultūros, kas iš principo abiem žaidimam užklijavo anti-Vogue etiketę natūraliai ir dėl to turbūt jie tokie triukšmingi buvo net ir Lietuvoje, nes visi tarsi sako, kad dabar jau kai šitie žaidimai yra, tai ten niekam nereikia žaisti daugiau The Last of Us. Visiškai keista mintis, bet tebūnie. Tai aš Black Myth Wukongas nesužaidęs, tiesiog aš žinau, kad jis yra universaliai labai gerai vertintas, aš nemažai mačiau jo ištraukų. Tebūnie Stellar Blade aš žaidžiau, irgi parašiau jam kritiką, tai yra korejietiškų tos lėlių kultūros įkvėptas žaidimas, jis yra hyperseksualus kažkuria prasme, bet galbūt rečiau žaidžiantiem žmonėm tai yra gera rekomendacija, jeigu jų netrikdo pats seksualumo kampas, per tą prizmę, kad ten neblogai išdirbtas mechanikos yra tokia, mano požiūriu, santrauka modernaus game devo po vienu stogu, ten yra truputėlį Kojimos, truputėlį kitų ten pastarojo meto kūrėjų yra kaip ir įkvėpimo šaltinis, bet galbūt labiau lengviau suvokiamoje terpėje. Na ir irgi ten pasižiūrėtas science fiction rehašina viską, ką esam girdėję, bet kitaip, kažkaip naujai. Tai žiūrint, su kiek atvira širdim paimsi tą žaidimą, taip jis ir patiks, bet kaip fantastinis kūrinys, tai jisai man gal labiau patiko, negu nepatiko. Savo galbūt visos neigiamos emocijos, kurias aš to žaidimo atžvilgiu patyriau, buvo būtent tas aplinkui jį susikūręs anti-Vogue judėjimas, kuris, aš nežinau, tiesiog yra keistoje vietoje ir taip, aš nesuprantu tų dalykų. Tai turbūt šitie, kas liečia fantastinius, aš galvoju, kas čia daro. Jeigu dar vieno nefantastinė. Astrobotas be abejo. Čia tai, ką žaidžiau prieš išvažiuodamas. Silent Hill 2, remake'as, bet, sakykime, taip, netoks remake'as kaip paskutinis žaidimas, kurį aš žaidžiau prieš ateidamas čia, yra Horizon Zero Dawn. Remake'as PlayStation 5, aš užsispyriau jį perėti ant Ultra Hard, tai jis dėl to kitų žaidimų nespėjau pažaisti, bet Astrobotą spėjau. Abudu šiaip labai geri. Šiaip Horizon Zero Dawn seriją pačią, fantastam, būtent rekomenduočiau turbūt iš naratyvo pusės. Taip, tai yra iš tikrųjų fantastiška mokslinė fantastikos istorija, bet ir įdomiais antropologiniais momentais. Taip. Ten daug, iš tikrųjų, jeigu skiri laiko susirankioti kuo daugiau tų data baitų, kurie seka kelių korporacijų gyvenimą iki pasaulio pabaigos, labai įdomi vizija. Šiaip aš labai rekomenduoju, kaip knygą rekomenduočiau tikrai. Prisidedu prie rekomendacijos, labai prisidedu. Ir turbūt vienas iš įdomesnių įvykių šių metų, kur tikrai geras žaidimas, bet tiesiog aš negaliu perlipti per savo principus. Helldivers 2. Pirmi Helldiveriai buvo žiauriai geri, antri Helldiveriai mano požiūriu nėra tiek geri, todėl kad jie labai jau įeina į tą tokį kolonavimo principą, tarsi. Aš matau didelį drive'ą internete, kur žmonės
tiesiog, tas, tipo, kokia originali idėja, kovoti už demokratiją, traškyti vabalus, guys, Starship Troopers. Žiūrėkit klasiką, nors yra klasika, mums tai. Taip. Tai Helldivers atrodo kaip Starship Trooperių knockoffas, bet tuo pačiu metu jis turi, ir tai yra išskirtinai tik tai tinklo žaidimas, multiplayeris, bet jis turi labai aukštą sudėtingumo lygį ir jame tikrai puikiai atsispindi būtent tą emociją Starship Trooperio, ne, kai žmonės gyvena planetą ir žino, kad jie kyla į beviltišką kovą, bet yra pasišventę. tu be tokio pasišventimo to žaidimo nepažaisi normaliai. Ir aišku, jis yra dar įdomus to, kad būtent nuo jo prasidėjo gėdingoji Lietuvos geoblokavimo istorija su Sony. Aišku, tai neliečia konsolių savininkų, kurie visi turi fake accountus, bet asmeninių kompiuterių jo nepažaisi. Bet žaidimas yra geras ir jeigu negalit žaisti antro, nes jūs blokuoja, žaiskit pirmą. Gerai. Čia turbūt jau visi, ką mes galime labiausiai rekomenduoti. Turbūt, ne, aš dabar galvoju, ten išėjo dar šiemet Diablo, bet aš nekalbu apie Diablo, aš nebepriklausau tai bažnyčiai, tai aš labai atsiprašau. Warcraftas nuojas išėjo, visi sako, žiūrė geras, vėlgi nepriklausau tai bažnyčiai ir atsiprašau. Frostpunk 2 mes rodėm irgi įmonę ir aš pats dėja dar nespėjau prie jo prisėsti, tai yra sekantis žaidimas, kurį aš žaisiu. Bet aš labai tikiu 11-bit ir labai rekomenduoju žaisti Frostpunką. Pirmą ir antrą, jeigu jums ne per sunku. Man asmeniškai ir kodėl aš atidėlioju žaisti, sprendimai, kuriuos provokuoja tas žaidimas, man yra per sunkus priimti net ir žaidime. Man jis psichologiškai per sudėtingas, kad ir kaip jis tai skambėtų. Turbūt jo, aš asmenu panašus jausmas buvo su This War of Mine. Taip, bet galbūt This War of Mine vis dėlto skalė buvo, tavo veiksmai nužudė vieną pensininkų porelę, pasmerkė mirčiai ar dar kažką, o čia tu tiesiog iš vakaro nusprendi, kad visi, kurie šiandien atidavė savo sielą ir galbūt vieną kitą galūnę vardan mūsų visų, miegos tolimiausiam rate nuo pečiaus ir tikrai nei vienas iš jų nepabus ryte. Tu žinai, kad jie visi mirs, bet aš taip negaliu, ne. Žiūrėjau, taip, žaidimas stiprių nervų žiūrovams, tikros, nežinau, ko čia reikia stipraus. Nežinau, stiprių politinių ambicijų. Taip. Ir gerai, trumpai mūsų apžvalgą apibendrinant, baigiant, kaip įvardinam, kokia šių metų žaidimų tendencija išryškėjo? Ar gal kaip tik kažkokia tendencija numirė, kažkas, kas buvo anksčiau? Kas pasikeitė šiais metais? Tai vieną tendenciją aptarėm. Tai, ta prasme, kiekvienas žaidimas dabar turi būti būtinai pamatuotas per VAUK ir anti-VAUK prizmę dėl kažkokių priežasčių, kas mane beprotai išbalansuoja. Bet aš manau, kad tai yra susiję šiek tiek su kita tendencija, kuri turbūt šiemet nėra tiek išryškėjusi, kiek jinai yra tam vektoriuje. Tai naratyvas. Stiprius, gerai parašytas naratyvas, stipri, gerai parašyta istorija, prasismelkęs praktiškai kiekvieną segmentą ir sektorių industrijos, nuo meninių, kūrybinių, mažų žaidimų, indie projektų iki AAA jau dabar atrodo, jau visi stengiasi gerai, įdomiai parašyti istoriją. Tai aš sakyčiau labai pozityvi ir gera tendencija, nepaisant to, kad jinai galbūt ir sukelia tą visą beklešą, sukuria tą terpę ginčytis visiškai su tuo nesusijusiomis temomis. Kita turbūt tendencija, kadangi šių metų pradžiai man teko konsultuoti, aš negaliu apie tai daug pasakoti, bet teko šiaip tiesiog konsultuoti didelę įmonę Suomijoje ir Lietuvoje ir ties vienu projektu, ties kurioje dirbo, man teko įsigilinti survival craft žanrą. Tai yra turbūt viena mano požiūriu stipriausių šių metų tendencijų, ypatingai žiūrint į metų pradžią, kai pasirodė Palworld. Šiaip kaip žaidimų industrijos žmogus, kuris seka šiek tiek tą industriją 20 metų, 25 metus jau. Visą laiką sausis vasaris būdavo, pirmas ketvirtis metų būdavo toks štilius, nei pranešimų, nei naujienų, o jeigu kas nors ir vyksta, tai labai viskas taip palei žemę. Vasario antra pusė būdavo laikas, kai pradėdavo leisti savo žaidimus, būtent tokius kaip Total War serijos žaidimai ir panašus, kurie norėdavo išnaudoti štiliaus pabaigą, kad jų žinutė nebūtų užgožta pavasario hitų.
o čia Palvoldas išeina sausį, 10 milijonų pardavimų per pirmą savaitgalį, po jo išėjo dar 2 ar 3 žaidimai, kurie visi tam pačiam Survival Craft žanre pasiekė bent 1 milijoną pardavimų per pirmą savaitgalį. Nesu gyvenime to matęs, ypač segmente, kur ten žaidimų kaina bus nuo 19,99 iki 9,99. Tai viskas grūna, viskas keičiasi, kas liečia patį cikliškumą industrijos ir šitas žanras, aš nesu didelis jo fanas, bet tiesą sakant, jeigu vertinti pačius žaidimus, net ir tos komercinius, AAA segmentų, ir tas paskutinį, kaip tik kalbėjai apie Avatarą, šiaip reiktų paminėti, kad jis yra pernai metų, pačiam gale metų išėjo, bet labai man patiko Avataras, bet jisai irgi, tarkim, jau savyje turi pakankamai daug integruotų Survival Craft žanro mechanikų, tiesiog kaip naują dalyką, tiesiog first person shooteriui, ir jisai šiaip prasiskverbia ir į kitus žaidimus, tikrai to žanro kažkokie tai elementai. Tai turbūt aš tai išskirčiau siaubas, bet labiau gal paauglių tarpe ir labiau gal indie segmente, multiplayerinis siaubas, kai vieni kitus gali pagazinti, arba survival segmente tam Extraction, dar vienas žanras, kuris irgi Risk of Rain, galima sakyti, turbūt sukūrė ir prieš kiek metų jis išėjo, paskui po to lyg ir nebuvo labai daug į jį panašių žaidimų, o šiemet turbūt bent 14. Tame tarp ir Lietuvoje kūramas Engines of Fury, biškai crypto-related, bet irgi Extractions shooteris. Tai čia šitos turbūt būtų tendencijos, aš nežinau, roguelaikai ir visi manomi mišiniai. Man labiausiai turbūt labiausiai įvertinčiau tokią postpandeminę tendenciją, pasakyčiau, kuri iki šių dienų yra ant bangos. Tai yra prasidėjo pirmų pandemijos metų gale, atsirado labai daug drąsos klešinti žanrus. Tiesiog miksuoti juos pačiais neįtikėčiausiais miksais. Man tai be proto patinka ir tai yra pakankamai tendencinga, galbūt ne tiek vėlgi pačiam komercinio segmento viršui, bet indie spektre tai ypač. Gerai, ačiū. Priminsiu, kad tai mūsų žaidimų metų apžvalgą pateikė turbūt seniausias Lietuvos žaidimų kritikas, bent jeigu neamžiumi tai stažu, Artūras Metsavas. Ačiū, Artūrai. Ačiū. Na, o tuo mes šią tinklalaidę ir baigsime. Dėkojame visiems, kurie šiais metais buvo su mumis. Tikimės, kad šiemet mums pavyko surasti įdomių pašnekovų ir tinklalaidėje išgirdote tiek įdomių, tiek naudingų minčių. Taip pat tikimės, kad nepamiršite mūsų ir kitais metais. Na, o visos kavinės fantastiškos kūrėjų komandos vardu linkiu, kad 2025 būtų geri, sėkmingi ir, žinome, fantastiški. Iki susiklausimo.